Okay, let's go. Gerą dieną, meistriukai. Nu ką, šiandieną kaip ir planavau, pradėsiu darbus su grindininiu šildymu. Tai vakar pasistačiau kolektorių, prisitvirtinau. Dabar susimatuosiu ir susipiešiu trasas, kurais vamzdis, kur man reikia išsipjaustyti griovelį. Planas dabar yra toks, tai kadangi kolektorius, to atsinešiu patį kolektorių, kad lengviau būtų įsivaizduoti viską. Tai va, turim kolektorių. Mes jį statysim šitoj pusiai. Dabar aš jį vis tiek prisitvirtinsiu. Užsidėsiu čia kranus. Kad tiksliai žinočiau, kur praeina mano trasa, kad man nereikėtų čia dėti papildomų jokių alkūnių, nieko. Na, jeigu kas nors yra dėjęs kolektorių į spintą, kolektorinę spintą, tai dabar puikiai mane supranta, kokį kantrybės išbandymą turiu. Nežinau, kodėl visi gamintojai pasirinkę yra būtent tokį kolektoriaus tvirtinimo principą. Tai vakar pirkau tą spintą, jau kaip sakiau, iš senukų. Bet ne senukas yra esmė. Anksčiau pirkdavom ir iš santechnikos parduotuvių, ale firminės spintas, švediškas, ten ir Uponor. Ir dar ten kažkokias tų visų gamintojų aš dabar nepasakysiu. Bet pas visus yra visiškai ta pati tvirtinimo sistema. Tai čia kol įsitvirtina, dabar nepapasakosiu smulkiai, bet sakau, kas yra daręs, tai tikrai mane supranta. Kiek čia reikalauja kantrybės. Tie varžtai krenta, kol viskas pagaliau susitvirtina. Dabar tiksliai dar užsidėsiu kranus. Čia va yra mano visi kranai. Tai eina 2 kranai. Čia jau visi šiteis ant pakulų, bet dabar dar su pakulom neprasidėsiu. Dabar aš tik noriu nusimatuoti tiksliai, kur eina kranas. Taip. Dabar man vietos visur užtenka. Čia dar norintojams vietos yra. Tai galiu dabar prisiveržti. Jau dabar tiksliai žinau, kad man kolektoriaus vieta tinka. Taip. Na ką, dabar viskas. Dabar čia reikia susidėti pakulas. Čia matot telpa alkūnė. Tai va, susidedu pakulas. Tada jau matuosiu, kur išsipjauti griovelį. Čia grindyse. Nes čia stovės 2 trišakiai. Ateis iš katilo ir nueis šičia į 2 aukštą. Reikia prie pečių siliuoti, šąla rankytės. Šąla vis dėlto rankytės. Kažkas sakė, kad stebi mūsų kanalą vien dėl to, kad klausom Power Hit Radio. Būna ir tokių komentarų. Taip, man vėl pirštinaitės, nes rankytės skanda. Na, o kol čia sukinėjau, iš tikrųjų žmonės klausia,
kodėl nepadarai video apie save, iš kur pas tave tiek patirties kaip pastatybininką ir visą kitą. Tai truputį galiu papasakot, nuo ko viskas prasidėjo. Prasidėjo ko gero prieš 20 metų. Tai mes esam pastatę ko gero pirmą karkasinį namą Šiauliuose. Na, tada apie patirtį geriau nepasakosiu. Buvom žalia gurkėliai, bet vis tiek pastatėm ir pastatėm kokybiškai. Žmonės po šiai dienai džiaugiasi. Na, bet iš kur aš pasėmiau patirties, tai pagrindas buvo visą informaciją iš Amerikos, labai daug skaičiau amerikietiškų knygų anglų kalba apie karkasinę statybą, nes vis tiek amerikiečiai, kanadiečiai, jie tikrai daug pažengė su karkasinė statyba, turi ką papasakot, turi ką pamokyti, pas juos yra daugybė visokių knygų parašyta, tai teko labai daug skaityti, daug domėtis, daug mokytis, daug analizuoti mazgų, surinkimo technologijų. Esu ne vieną knygą perskaitęs šiaudinių namų technologijos, tai tikrai teko daug mokintis. Na, o daugiau viskas atėjo, ta prasme, su laiku, su praktika. Tai dirbu statyboje jau 20 metų. Visą tą laiką įrenginėjom namus praktiškai nuo pamatų iki raktų. Tai tenka pereit visus procesus nuo A iki Z, nuo pamatų, sakykime, iki apdailos. Na, apdailos nedarydavom. Mes su apdailą daręs pats savo, kai savo namą įsirenginėjau, tai špakliavau, dažiau, viską dariau, ką reikėjo, tai visai neblogai gavosi. Tai va, už tai per tą visą laiką ir susikaupė daug patirties. Renovacijų turiu labai daug patirties, nes buvo laikas, kai keli metai buvo vien tik tais gaudavom užsakymus dėl renovacijų, renovuodavom senus sodo namelius visokius, gyvenamus statinius ir gamybinės visokias patalpas, žodžiu, daugybė teko renovuoti visokių senų pastatų, iš kurių taip pat pasisėmiau daug patirties. Dabar jau pamatęs į namą, iš išorės jau matau, iš ko jisai suręstas ir kur jo yra esminės bėdos, kur, sakykime, kišt ranką, kad pasižiūrėt, ar viskas gerai. Viskas ateina per praktiką, per žinias, per norą daryti kokybiškai. Informacijos šiais laikais jau yra labai daug, galima visur apie viską pasiskaityti, o daugiau reikia tiesiog nebijot daryti, ieškoti sprendimų, kartais gaunasi viskas ne iš pirmo karto. Aš kaip mėgstu sakyti, toks yra terminas chaltūra pas mumis, tai aš kaip mėgstu sakyti, chaltūra yra ne tada, kada tu ją padarai, o tada, kada tu jos neištaisai. Tai manau, kiekvienas statybininkas padaro kartais broką didesnį ar mažesnį, bet svarbiausia yra nepatingėti jį ištaisyti. Tiesiog dėti žingsnį atgal ir išsilaižyti. Ir tada jau atiduot klientui produktą, kaip sakant, išbaigtą. Tai jeigu padarėm klaidą, dedam žingsnį atgal ir taisomės, išsitaisom viską. Tai va, na ką, dabar grįžtam prie mūsų kolektoriaus. Dabar dar reikia man čia šitą va, šnai užsiviniot. Tai sakykime, jeigu bėda yra va čia kažkur blogai susiviniojat, dabar matot, gal biškį pakeisti kameros kampą. Čia jeigu kažkur blogai susivinioja, tai nėra bėda, šitas nusiardo, kraną galima nusukti, šitą galima išsukti ir šitą galima perpakuot. Tai labai čia nereikia daug pergyventi ar stresuoti, pavyks ar nepavyks. Aišku, geriau visada pasidaryti iš pirmo karto. Šituo atveju dabar yra šalta. Mes padarysim slėgio bandymus su oru. Užpildysim sistemą oru. Pažiūrėsim, ar slėgis nekrenta.
su šito vamzdžio eisiu ir įlysiu į šitą sieną, čia kur stovės unitazo rėmas. Tai čia bus plati siena, bus labai lengva man, turėsiu paprasčiausiai daug vietos pakilt vamzdžiais į viršutinę sieną ir ten viršui kažkur sumontuosim kolektorių. Taip, čia visur suspausta, visos trys pasitikrinam, taip tikrai suspausta. Dabar galim jau įsodinti. Šakabum. Aišku, galima perpjauti ir uždėti, bet man patinka labiau suvert, geriau laikosi. Jeigu yra galimybė, tai visada numaunu, užmaunu. Na, jau beveik viską šitam etapui esu pasiruošęs. Taip, žiūrėkim dar kartą. Va, kolektorius. Vamzdžiai visi suvedžioti, apipūsti. Dabar tinklas. Tinklą dėsiu 15 akimis. Ir vamzdelis eis kas 15 cm. Prie langų, aišku, patankinta. Bet prieš dedant tinklą dabar perysiu, prasipūsiu perimetrą, visas sanduras polistirolo, nes paskui po tinklo labai sudėtinga. Čiupsim maksą į rankas. Olia. Kvadratinės akis, bet jeigu, sakykime, einam šitaip, o vieną lapą pasukam išilgai, tai nebetitinka akis. Žodžiai. Suklotas. Pradėjau gal nuo pietų. Tai kiek aš čia užtrukau? 2-3 valandėlės. Visos patalpos paruoštos. Čia biškutį trūkau, bet kadangi čia nesivedžios vamzdelis, nes čia bus virtuvė, o po virtuvę mes nevedžiojam, nes ar sandėliuoja daržovės ar dar ką, nereikia, kad ten šiluma kiltų viršų. Tai čia taip ir paliksiu. Čia irgi visur viskas paruošta. Tai ką, važiuoju, parsivešiu vamzdelį ir rytoj nuo ryto pradėsiu vyniot. Tai iki rytojaus. Nu, gerą dieną, vyriokai. Tai šiandieną pradėsim vedžioti grandininį šildymą, vamzdelį grandininiam šildymui. Tai turiu jį mašinoj, einu atsinešiu. Tai turiu 2 buftas po
Viena bufta 300 metrų, kitame bufta 200 metrų. Bet viso galvoju, man sueis apie 600 metrų. Tai kiek trūksiu, nuvažiuosiu, pasimsiu pagal faktą, nes ten turi parduotuvį visokių likučių. Matysiu, kokio reikia, tokį ir pasimsiu. Tai dabar reikia susistatyti aparatą, susirinkti, užsimaut vamzdį. Tada biškį pagalvoti, čia nuo ko pradėsiu, pasidaryti planą ir pradėti. Tai renkam aparatą. Keliam vamzdį. Va, čia lenda. Viskas, keliauju link kolektoriaus. Nu, bet dabar nesvarbu. Dabar reikia pasidaryti planą. Tai bet kokiu atveju darbo kambarys atskiras kontūras ir atskira pavara. Tai atskira zona. Daugiau, kadangi tamboras neturės durų, tai čia viena bendra zona. Tamboras, svetainė, valgomasis, virtuvė. Bet bus 1, 2, 3, 4, 5 kontūrai. 5 kontūrai atskiri, žodžiu, visai gyvenamai zonai. Tada vienas atskiras kontūras su pavara vonios zonai. Na, o kolektoriaus surinkimui, pajungimui, tai reikalingi bus mums kampo fiksatoriai. Jie padeda išlenkti kampą prie kolektoriaus. Tada reikalingi, aišku, šitie reikaliukai, eurokonai. Su jais pritvirtinam vamzdį prie kolektoriaus. Iš tikrųjų, yra kuo daugiau sekėjų, tai tuo įdomesnių komentarų atsiranda. Tai nelabai iškreipiu dėmesį, tik šiaip dėl bendro, kaip sakant, intereso. Vienas vakar sako, tai kaip ten tą įvadą padarėjai, vienas vamzdis apversas, aukštielnikas, nuolydžiai skiriasi vamzdžių. Tai matyt, žmogus tik įsijungia, nelabai supranta, kad mes čia įrenginėjom ne naują visą sistemą, o rišamės prie senos. Tai ten buvo trasa ir mes į tą trasą įsikirtom su naujais vamzdžiais. Ir ta trasa tiesiog aukščiai skiriasi, tai ten paprasčiausiai nėra galimybės. Arba turim su pusalkūnėm pasileisti, ten sakykim 15 cm, arba tiesiog biškį nuolydį padidinam. Tai ir viskas, o kad gaunas atbulas vamzdis, tai atšakos per vidurį kaip ir neįkirsi norėdamas be remontinės movos. Tai manau, kas daro santechnika supranta, o čia klausimai kyla tokiems, kas visiškai nėra su tuo susidūręs, bet vat, yra noras tas pakomentuot, pasirodyt protingesniu. Tai žinokit, kartais pasirodot neprotingesni, o priešingai. Tai vamzdžio pradžia, kad čia prie kolektorius labai daug šilumos neatidavinėtų, izoliuosiu visada su meralonu. Dabar pasižymėsiu, kiek man daugmaž jo reikia. Yra tokia taisyklė, su paduodamu, paduodamas yra šiltesnis, grįžtant jis atvėsta, tai paduodamas vamzdis turėtų eiti visada ties išoriniam namo sienom, nes ties išoriniam sienom vis tiek yra žemiausia temperatūra konstrukcijos, tai mes tai turim kompensuoti, tai už tai iš karto keliausim ratu pro išorinę sieną. Tai va, kur mano žirklės, vamzdžio žirklės.
Tai va, čia daug mokslo nereikia, tiesiog nukerpi. Ai, žieduko neįdėjau. Mokslo, sakau, daug nereikia. Va, surink be žieduko čia. Tai bus reikalų tada. Šitas dedasi pradžiai. Žalvarinė, kaip čia jinai vadinasi, kuri užveržia. Tai va, galvoju, kažkada reikėtų padaryti, tik dar nežinau, kokiai formai konkursą, kvailiausio komentaro konkursą padarysim kada nors. Tai manau, visi draugė smagiai pasijuoksim. Tai va, dabar planas eit pagal išorinę sieną. Tik čia dabar šitoj vietoj jau prasideda kambario zona, tai šitą nupjausiu, pašalinsiu. Ir pradėsiu rift. Vienas mūsų stebėtojas sako, greičiau betonuokit, nes labai bjaurus garsas, kai vaikštot per polistirolą. Tai dabar, jeigu noriu kalbėti, negaliu vaikščiot, nes iš tikrųjų pačiam montuojant video griežia per ausis. Žodžiu, dabar, kaip matot, turiu vaikščioti tyliai. Tai va, pradėjau eiti su paduodamu, apsukau patalpą visą ratu. Ir dabar tiesiog praleidžiu vieną akį grįžtamajam. Ir viskas, nieko daug galvoti nereikia, einu kas antrą akį, paskui iš vidurio išsisuku ir grįžtu per tarpą. Tai atsimenu, dar senais laikais būdavo, jeigu meistras jau vynioja, ta prasme, gyvatukų, tai jau kietas meistras, nes anksčiau visi pradėjo nuo spiralės, varydavo spiralę. Tai atsimenu ir pačiam pirmus objektus vedžiojant, būdavo baisu, kaip čia pasidaryti, kad rasti išėjimą iš to kontoro, kaip čia pasidaryti, kad neužsidaryti, žodžiu, kad nereiktų su vamzdžiais perlipti per viršų. Toks šmaikštus prisiminimas. Tai va, o kas liečia pistoletą, tai irgi esu girdėjęs įvairių nuomonių. Vieni sako, pratrins vamzdelį, bet nieko panašaus, žinokit, tikrai vamzdelio nepratrins. Nes vienas dalykas, ta viela taip smarkiai jo nesuspaudžia, palieka laisvumo, o kitas dalykas, užsibetonavus vamzdelis visiškai neturi jokio judėjimo betono sluoksnėje, tai čia yra tik tai mitas. Paskui dėl akies iš tikrųjų ir dėl kontūro ilgio, tai idealiausias variantas 18-iniam vamzdžiui yra kontūras nuo 100 iki 110 metrų, sakyčiau. Bet yra meistrų, kurie sako, oi čia 100 per daug, čia Jėzau neprastums vandens. Na nežinau, esu buvęs ne vienam seminarijai, Rupanor ir Danfos gamintojų, tai tik pilnai tikiu jų rekomendacijom. Tai sakau, iki 110 metrų tai gali tikrai nepergyvent ir vyniot 18-inį vamzdį. 16 vamzdis, na biški jau gal iki 100 metrų reikėtų prasisukti. O kad ten 70 metrų ir nedaugiau, tai irgi yra mitas. Tai tiek apie teoriją, judam toliau. Išėjimą radau, nepasiklydau, nereikėjo per vamzdį perlipti. Dabar vėl užsidedu kampo fiksatorių. Dabar antras. Su antru kontūru eisiu tenais į tamburą. Magistraliai pasilikau vietos čia, va, eisiu šalia sienos. Aišku, magistralė versis į meraloną, kad neatiduotų šilumos tam kambaryje, pradėtų atiduoti tik tais ten. Tai čia eisiu palei kraštą, kirsiu sieną.
šitoje vietoje kirsiu sieną. Pasipjausiu dabar polistirolą viską. Paturėčiau, kur kirst sieną. Šitą vietoj kirtam sieną ir vėl palei išorinę sieną sukam ratu. Dar nesenai girdėjau gerą periliuką. Ėjo kalba apie betono storį. Vienam objekte diskutavom ten pagal langų mazgus, kokiam aukštį reikia paryti langus, žodžiu. Tai aš sakau, 6 cm betono sluoksnis idealiausiai yra. Jėzau, ką tu čia nusišneki, sako. Nesąmonė, mažiausiai 8, 10, 12. Nes, sako, yra buvę, kad kampai užsiriečia betono. Ta prasme, galvoju, nuo ko tie kampai užsiriečia? Tipo, betoną pakelia, ar pats betonas džiūdamas užsiriečia. Tai visiškai nesupratau, ką nori man pasakyti. Mes jau, nežinau, 20 metų darom 6 cm betono ir nėra joks kampas užsirietęs. O jeigu betonuotojai kampų neištrina, tai reikia kaltinti betonuotojus, o ne betono sluoksnį, nes galbūt nedaina iki kampų gerai su reikom ar kažkuom ir tie kampai pakyla. Bet tai čia galima lygiai tą pačią situaciją padaryti ir su 12 cm betono sluoksniu. Tai, žodžiu, įdomus dalykas, perliukas. Tai gerai, mažiau kalbų, daugiau darbų. Pirmas kontūriukas darbo kambario gavosi 60 metrų. Tai mėgstu visada užsirašyti ant vamzdžio. Užsirašysiu 60 metrų. Iš tikrųjų labai patiko vakar vieno stebėtojo komentaras. Žodžiu, apie šitą vietą. Tai čia sako, ar ne per arti vamzdį išsikišai. Tai šitą raudoną liniją žymi mano konstrukcijos storį, bet čia dar dėsis plius 5. Nes šitą vietą aš noriu išsistorinti, nes čia pagal viršų viską užsivedinėjau. Tai žodžiu, labai smagu, toks atrodo nuoširdus komentaras, be jokio noro, ta prasme, paniekint. Tai daugiau tokių komentarų, nes kartais galbūt pats kažkokią klaidą padarai, o jūs žiūrėdami video pastebėsit, galbūt man pagelbėsit. Tai pagelbėju aš jums su informacija, galbūt kartais pagelbėsit ir jūs man. Tai nepabijokit tokių komentarų, man irgi labai patinka. Tai žodžiu, ačiū. Ir matau, kad žiūrit atidžiai, visą video peržiūrit, o net karpom. Tai ačiū dar kartą. Na, o reikia pasibaigė vėlą, reikia pasikeisti vėlą. Ką čia nesiduodi? O. Ryto laida Šok į kelnes. Mes nebūdina. Naujas kūrinys per Power Hit Radio. Na, va, su grindiniu šildymu kaip ir viskas. Vamzdelis išvedžiotas. Tai galima apžiūrėti. Papasakosiu keletą niuansų, į ką reikėtų kreipti dėmesį vedžiojant vamzdelį. Tai yra kelios pagrindinės taisyklės. Sakykime, pirma taisyklė tai nuo išorinės sienos, jau kaip minėjau, palei išorinės sienos eina rekomenduotina, kad eitų paduodantis vamzdis. Šiltesnis taip kompensuotų konstrukcijos temperatūrų skirtumus. Tai visur prie išorinės sienos netoliau kaip 7 cm vamzdelis. Prie langų patankinam. Prie durų patankinam. Tai trasas medveriam į meraloną, kur nenorim, kad atiduotų šilumos. Tai va tokie keletą niuansų.
Dabar reikia visur užsimontuoti galus ant kiekvieno vamzdžio. Ten užsimontuoti galą, ten, čia pasidaryti mazgą, tai nuvesti į dušo kabiną. Čia, žodžiu, visur reikia susidėti galus, užsidaryti sistemos galus, kad galėtumėm pripūsti oro, nes nenoriu rizikuoti, tiesiog noriu pasidaryti bandymą su oru, slėgio bandymą prieš betonavimą, kad galėčiau ramiai savo mėgoti. Tokiose vietose kaip virtuvė, ten, kur jau tiksliai žinau, kaip bus, čia tiesiog montuosis paskiau kraneliai, tai iš karto dedu tokias prietaisinės su aklė su guma, su poveržlė. Na, su ta siena jau biškį daugiau žaidimo. Čia, kadangi bus dušo maišytuvo mazgas, tai jau turiu pasidaryti išėjimus tiksliai ten, kur stovės dušo maišytuvas, kad paskui nebereiktų keisti vietos. Tai pasidarysiu tvirtinimus prie karkaso, prie taisiniam. Prie tokių dviejų detalių montuosis paskui maišytuvas. Tai aš jas pasistatysiu jau taip, kaip reikia prie pačio karkaso, kad nebereiktų paskui man jų niekur judinti. Skylėm gręžti karkasę naudoju tokią smeigę. Man labiausiai patinka su jie gręžti, nes nesikemša. Dabar negręžė taip, kaip noriu, nes baterijos atšalusios. Naktį buvo mašinoj. Tai dar nepagavo darbinės temperatūros. Biški vargsta baterija. Šitame etape svarbu nesumaišyti karšto vandens pusės, nes pavyzdžiui, čia kur kriauklė, ten virtuvė, sakykime, ar dar ten kažkur, kur jungiasi po spintelę, tai nėra skirtumo, kurioje pusėje karštas, bet dušo maišytuvas jau yra skirtumas, tai rekomenduotina karštas kairiai pusėje. Kad nesusimaišyčiau pasižymiu, karštas kairiai, ir dabar ten turiu karštą ir su karšto ateinu, paskui ateinu su šaltu. Turiu prasigręžęs skylės, belieka tik vert vamzdį, supresuot ir šitas mazgas bus vis. Dariau visus angalius, užsipresavau, užsipakulavau kur ką reikia. Dabar pasikūriau kompresorių ir bandom pripūsti. Vieną galą neužpakulavęs, pabandau pripūsti. Pabandau. Čia neuždaryta. Su oru darant bandymą, tai nereikia bijoti, pavyzdžiui, jeigu per 2-3 dienas nukrenta slėgis, nes pakulos jos oro nelaiko taip gerai. Nes vanduo tai brinkina pakulas brinksta ir taip uždaro visus
plyšelius ir užsisandarina. O su oru jau šitas neveikia. Ir dabar, kadangi žiema šalta, su vandeniu pildyti negalim, tai pasikliausim ir oru. Atrodo, dabar jau visur užsispaudžiau. Tai dabar duodam oro. Tai sakau, svarbiausia išsiaiškinti, ar nėra to tokio momentinio kritimo slėgio. Tai reiškia, ar visur užpresuota. O ten jeigu per 3 paras nukris, tai visiškai man nimotais. Varysiu 3. Stop. Va, dabar įpučiau 3 su kapeikom. Na, jau kaip matau, staigaus kritimo nėra. Viskas užpresuota, užsidedu žymą. Oi, ką čia? Va, užsidėjau žymą. Prasitikrinu visus kontūrus. Ir bus viskas. Jeigu be jokių problemų, tai ką? Skelbsim pabaigtuvės. Su šildymo sistema biški daugiau reikalų, nes atsiranda kolektorius ir daug visokių mazgų, kur gali būti, sakykime, netyčinio broko, kurį būtina patikrinti. Tai temperatūra naktį 13-19-20 jeigu žiūrėjo teisingai, -23. Minus 23 naktį, tik negirdėjau kokiam regione. Vyručiai. Na štai, supakuota, dabar oriuko. Paskutinis reportažas iš santechnikos aikštelės, slėgis nekrenta. Paragavau gal kokį porą valandų, kol susitvarkiau viską. Tai per 2 valandas, jeigu nepakrito, tai reiškiasi viskas kaip priklauso. Čia irgi 3 atmosferas laiko. Tai ledas, viskas. Šis etapas baigtas, ne? Ne, Komisija baisu, baisu, kaip padaryta. baisu, nedaug gerai. Nedaug tu Dieve.